Kaune pataikė tik žaidės ir Mindaugas Lukauskis jau galės rungtyniauti. Marijonas Petravičius kartu su Robertu Štelmacheriu lygiai kartą įsitikinti tose rungtynėse Kaune. O štai dabar dar vienas šansas Vilniaus komandai. Sėkmingos atakos, paskutinioji greit Pitonas Tanakaberdas ir skirtumas sumažėja Roberto Štelmacheriu. Ir nepabūgo dabar greit Štelmacheris. Dar vienas reidas, vėl puikus perėjimas. Marijono Petravičiaus taiklus metimas, dabar jau efektingas dėjimas į Žalgirio krepšį, 10-5. 5 taškų persvara ir Žalgirio varžovas nepavyksta iš karto pagauti kamuolio Marijono Petravičių, tačiau po pat dvikovos akimirkų pradėjo ryškiai dominuoti ir varžovų krepšį, šiandien jie tiesinis. Net sureaguoti nuo Mačiulio tritaškis, dabar Fortūna šypteli Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams ir jie dar turi šansą. Sėkmingas svečių atakos, Janis Bliūnas veržiasi po krepšiu ir Nemkas Nemkai į pusę ir Karimas Rašas veržiasi po krepšiu. Dėkingas metimas ir šioje pozicijoje labai gerai pasiekti. Pasiveržia po krepšiu, įveikia ir Sanatas Žverda pasiekęs užlaikį sunkiai kritėsi krepšį, visai kitaip būtų galima vertinti. Atšoko Marcelinė, Matėlų dabar Kepkas buvo. Štai, vos švelnus Petravičius, Artūras Jomantas prašo kamuolio Nilseno, štai dabar jis įgauna po krepšiu ir pelno 2 taškus. Ir Batista ir Petravičius ir būtent tas agresyvus žaidimas ir prisidėjo prie to, jog jau dvigubai būtų laimėję. Marijonas Petravičius beveik aikštės viduryje atima didžiuoti žalgiriečiai. 2 taiklus tritaškiai iš 11, 18% taiklumas. Karimas Rašas pelno. Štelmacheris numeta kamuolį Rašui, Rašas dar vienas metimas iš toli. Na, pagaliau, 10-uoju bandymu Vilniaus metu. Robertui Štelmacheriui, Karimas Rašas vėl gauna kamuolį ir jo 2 taškis taiklus. Na, galima turbūt žaisti Batista su kamuoliu. Matthew Nilsenas, perdavimas Rašui, prieš Rašą Jonas Mačiulis. Rašas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Tarsi nebus taškų skirtumų ir sugebėjo išlyginti rezultatą. Štai dabar taškų metimų vėl išveda į priekį. Katastrofa, tai jau kritiška situacija, tai tikrai. Karimas Rašas 3 taškio metimo ir dabar jau palyginant su pirmąją rungtynių dalimi. Nebėra nei to judrumo, nei to agresyvumo, nebėra ir to tikslumo. Tomas Delininkaitis, 55, Delininkaitis. Po varžovų krepšio Tikuota. Matthew Nilsenas, numeta kamuolį Rašui, Rašas Delininkaitis, Tomas Delininkaitis, 4-ojo kėlinio atradimas. Atsiduria krašte Tomas Delininkaitis, Matthew Nilsenas. Paskutinės sekundės reikia mesti Robertas Štelmacheris. Mato komandos ataka neleidžia net taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Delininkaitis iš 2 taškų zonos. Metimas mažinantis skirtumai. Delininkaitis veržiasi po krepšiu. Pataisė netaiklų jo metimą. Jomantas su kamuoliu. Delininkaitis iš 3 taškų zonos. Metimas. Delininkaičio 3 taškys suteikia Vilniaus komandai 4 taškų persvarą. 71-67. Štai taip, surado. Ir dabar 71-67. Dar vieną minutės pertraukėlę. Jos jau praktika rungtynių tikrai neužteks. Dabar jau bus mažiausiai 5 rungtynės transliacijos pradžia. 16:10 min. Kol kas gero jums vakarų.